Labą dieną. Dar labas. Dar labas. Tai, žodžiu, radau vieną lauką, kuriame reikia truputėlį atsėti tarpinius pasėlius. Tai užsipyliau bunkeriuką greitai, skutikiuką ir važiuosim išbarstysim tarpinius. Ir keletą molynų reikės dar susiskust, palikt per žiemą. Žieminių kviečių sėjos dar nepradėjom, nors kai įsikels klipas jau turėtume būti pradėję. Iš tikrųjų, šiandieną yra 10 rugsėjo, tai dar turim pabaigti šienauti visas pakelės, apsitvarkyti visur. Tai galbūt penktadienį, ketvirtadienį, tom dienom bandysim kažką kabintis, žiūrėtis. Aš per tą laiką dar čia paskutinėsiu. Šiandien laukiam lietaus kažkiek, 2 lašų tikriausiai, tai lekiu pasėsiu. Purkšt irgi turbūt ketvirtadienį, penktadienį, matysiu gal rytoj, kad nesidubliuotų darbai paskui. Tarpiniai visai nieko tokie. Kažkas yra. Tai labai daug neaiškinant, kodėl atsijinėti reikia, dėl to, kad buvo PVO užsikišę ir matot tokios juostos. Čikš po vieną barstę ir nėra pasėlių. Reikia pralėkti iš naujo. Kaip išsilankstyti. 8 kilogramai pasididinam iki kokių 9,2. Čia buvo nepavykęs rapsas, o dabar nepavykęs skutimo dvaras. Grumstai tik nežinau kas ir sausa žemė. Čia tą kartą gal pralėkdavo. Nes skutikas tai tikrai neįlenda kiek reikia. Dobilų reikėjo amciplą įdėti, bet čia kviečiuose reikės įdėti iš karto ir turėtų išsimušti. Džiaur. Žemė čia tokia raudonas molis. Šlaitas. O tu nepatinka, ne tokie laukai, ne? Žieminiai kviečiai kask. Švediški. Švediška veislė atvežta iš Lenkijos. C1, jei kam reikės, galėsit parašyti. Tipo be augimo reguliatoriaus auginama. Tai pažiūrėsim. Sėsim po 180 kg. Yra rugsėjo 11. Pradėsim patiekti, žiūrėsim. Gal truputį per daug, bet kažkaip jau nesinori mažintis. Buvo sausa, palijo 10,5 mm, tai dar, kaip sakant, tai tikiuosi lys į žemę, pasileisim, tada važiuoti rapsus reikia nusipurkšti. Šiaip sėkla tai labai graži. Tvarkinga. Radau visą palei padangas lentelę.
Tai padangom nuleidom iki baro. Tai 1,5 baro buvo, dabar baras padarytas per visas padangas, tai pabliuško ir plotas tikrai padidėjo padangų. Žiūrėsim ir tai, čia mūsiškės padangos, jeigu barą prie šiam 5 tonas vieną padangą laiką. Stiprintos jos. Nu ką, bandysim lėkti. Nu ką, rudeniukas jau tikras. Rasos didžiausios. Žodžiu, vakar pabandėm sėti tos žieminius kviečius tiesiogiai į pupieną. Nesąmonė gavosi. Labai kieta žemė, nors ir 10 mm palyta, bet žodžiu, viskas. Važiuosim su skutiku priekį ir tiek žinių. Važiuosim sėti paskui. Tai reikia atsikabinti keisiuką, persikabinti turbūt fendą ant lėkščių ir su fendu padirbsim kurį laiką, kol purkštuvas, nes purkštai irgi čia tik tais po pietų, kol kai rasa nueista, o iki pietų kokių 12-15 hektarų galiu išdirbti. Tai reikės persikabinti ir bus galima bandyti toliau sėti. Lėkštės vis daugiau ir daugiau dirba. Žodžiu, greitai čia pradirbau tą lauką ant pasibandymo, tai reziumė, kad skusim viską, nes turim tik tais pasiseklinti pirmos eilės, raketa pralėkė, pirmos eilės sėklos gylį, nes galinė eilė važiuojanti užėrė ant čia vat yra kita, tai faktiškai gylis yra didesnis, tai va vakar čia pabandėm sėti, tai vat, nu, man netinka, va, tokie va, tikrai netinka va, tokie dalykai. Palikau čia va keletą važiavimų. Bus ant paveizojimo, kaip sakant, va gerai, per visą headerį realiai, tai pažiūrėsime, kiek skirtumas tonažė bus. Paliksim va taip va. Ir žiūrėsim. Kieta, žiauru. Ir vienu žodžiu. Tai vat. Tokios tokelės, ne otė. Čia reikėtų aketėlės būtų labai liuks. Iš galo užertų, išlygintų ir būtų gerai. Dabar biški. Tokius kalnus padaro, bet plius minus ok. Purškiuosi rapsą nuo augimo reguliatoriaus ir nuo pabirų. Žodžiu, čia yra raudonas molis. Tai karočiau tai. Bet pati dirba parodo, ką reikia daryti su ja. Lauko lenta, man atrodo, ne? Tai juokinga. Randam dar to gėrio visokio čia tos laukuose. Turėčiau nepamest. Jo, čia biškelį nelabai kaip atrodo. Ir čia aš norėjau iš viso, kad dvigubai pasėtų normą, bet, nu, sako, blemba labai verčitos luitus va tokius, bet čia galbūt būtų buvę visai neblogai. Trūksta augalų, dar matosi tie patys augalai yra apgraužti. Pilnai galėčiau galvoti, kad net šliužų gal yra, bet ten, va, kaip ir matot, viskas normaliai. Bet, va, yra... Ir čia panašu į šliužo apgraužimus. Kada toks molingas dirvožemis, tai čia jie laisvai gali būti gyvenantis ir... Bet be to čia barstyta granulių, bet matomai ne tiek daug. Kartais šliužai gyvena nebūtinai, kad jie, va, nuo krašto viskas yra, ne? Bet būna jie tiesiog jau vidury gyvena. Ir viskas. Nu, čia... Kažko labai nesitikėtiškų molių, nes greičiausiai reikėjo susiskusti ir tada atvažiuoti pasisėti. Panašu į tai. Toksai va šlaitis.
ką, 40 hektarų rapso patrumpinta. Sėdam į kitą pamainą. Gerai, kai čia tų traktorių pilna. Kažkur reiktų apsimažinčiau. Nesąmonė čia jų tiek, bet važiuoju pusę lauko, mačiau daugiau negu pusę lauko pasėjo, kol aš kondicionierių reikia prisijungti. Pasėjo, tai reikia važiuoti kitą lauką dabar daryti. Ir kitą dieną atvažiuoja Spiritas iš ryto. Atvažiuos demo, tai labai įdomu bus. Kaip tik pasimėgint, bus vienam lauke per pusiukę. Vienas taip, kitas taip. Gerai, čia biškį tų klaidų kaip visada. Manai va, 4 pliuščiukais va. Opa. Bye. 19 334 valandas. Mačiau vienam video komentaruose, tai paskutiniam klausimas buvo apie kintamos normos tręšimą ir ar kai kintama norma tręši susitaupo trąšų. Tai labai priklauso nuo to, kas pas jumis dirva yra. Galbūt jūs, kad ir visada po 300 kg ar po kiek bėrėt, MPK ten kaip pavyzdys, tai galbūt pas jumis užtektinai toj dirvai yra ir gal jums tada susitaupys. Mūsų atveju, kai kuriuose laukose tikrai padidėjo kiekiai, bet pažiūrėsim po pirmų metų, pirmi metai skaitos tie, kurie lyginės, tvarkaisi, užmeti tą deficitą, kuris yra dirvoje, tai pažiūrėsim, pasakysiu, kai sekantis tyrimai pasidarys, tai tada bus aiškiausia. Bet manau, kad tikrai tada taupysis. Pirmais metais nemanau, kad tauposi labai. Nebent, sakau, visko tikrai užtektinai ir jūs ten bereikalingai tręšit gal tą fosforą kalį. Tuo atveju tai tikrai taip. Bet jeigu kažkur nedaberėt, tai vadinasi turėsit papildyti deficitą ir užmest kitai kultūrai vėl kiekį reikalinga, tai jisai gali būti ir didesnis. Pasėlis kažkas tokio atrodo. Kalbėjau su Viktoru, prašiau, kad pasiseklintų, nes matot, toksai kauburiukas gaunasi čia keletą centimetrų, tai visų ratu yra paseklinta. Netgi dar norėtųsi, kad būtų sekliau. Čia tai puikiai. Aišku, čia jei palytų, dar sugulė žemę, bus puselė. Tokią bangą daro. Ja. Tai tos gumos labai gražiai tą bangą nuima ir tada lieka tarp suvažiavimų lygų. Tai čia realiai visur yra tas po gumą. Taip, teisingai. Ja. Taip. O čia įvyko kažkas, tai užkabino akmenį ir biškį atšoko atgal. O dabar visas gylis reguliuojasi iš kabinos ar čia? O tik rapido iš kabinos? Taip. Taip. Ai, čia, ne 24.
Čia užlipimas į kitą bunkerę, ne, jeigu reikia? Jo, jeigu tu sėklą atriši, tai... Ai, šita be trąšų dar, ne? 3 platformos priekyje, šone ir gale. Kiek barų darai? 0,8? 0,7. Bet šiaip gan ilgai. Ai, 2-3 minutės kažkur. Bet tai važiuojam gali pustis. Nerekomenduojama tai. Bet nelauksim po kartą. Nu. Šitas jo, reikia 3-3. O va, prasitraukiam su skutiku, nes biški drėgna buvo, tai pradėjo vėl sėję. Leidžiam 3,8 milijono sėklų, skaičiuoja sydajus. Tas sydajus skaičiuoja per daviklius ir nereikia kalibruotai, sėja milijonais tiesiog. Tai padarėm pabandyti, kad iš tikrųjų padarėm 3,5, ten dar daigumai visokie susiveda viskas, tai numažinom ir tą padidino, kad turėt kokį nori lauko daigumą, tai truputėlį užmeta tada. Vargšai sliekai supjaustyti. Šiaip sliekų tai nemažai. Viena kita. Truputėlį dar norėtus, kad padžiūtų tą dirvą. Pažiūrėsim, 12,5 tarpueilis čia. Matysim visą. Kai viskas rutuliuosis toliau. Bet galima 16,7, ne, dar turėti. Galima. Tai tiesiog rečiau stovi ir viskas. Jo, kojas rečiau stovi. Sliekus supjaustit man. Čia pusiavelnė. Man tai dar nepatinka. Nu jo, dar biški. Giliai šiaip 4 sumus. Grumstų šiaip nemažai. Nu, tokių... Ne, nebyra, supranti jie. Nu. O, pametė detalę. O, žiūrėk, dantratis nuo sėjų. Spirito nuo dozatoriaus. Nuo dozatoriaus dantarį tu pametė. Visai kitaip jau ratelis, tokias matai pats. Čia geras. Yra panašu kažkas. Nu idealiai, ką? Tai paėmus. Manau, kad viskas gerai. Po to link paslušės. Gerai. O tai klausyk, tarkim, bunkerį yra vis tiek visokių sėklų, kaip pavyzdys, nu, ir dydis, nėra jos atkalibruotos, jos susėda. Ir sydajus vis tiek mato ir jisai koreguoja, jis koreguoja, ne? Kiek praeina pro daviklį, taip jis koreguoja. Jis per sekundę, kiek turi praeiti sėklų, dabar jisai, tuoj pasakysiu, ką žinau, kad kaip ir gerai, nu. Gerai. Ne. Gaunas taip, kad jisai skaičiuoja sėklas ir jis, kada tu įvedei tas sėklų normą, ne, jisai pavažiavai, pro kiekvieną daviklį praėjo po 200 sėklų ir tada nustatė, kiek jam sėklų reikia. Po 200 sėklų turi praeiti.
Ir tada viskas, jisai tau ar mažesnė, ar didesnis paskaičiuos tau kaip vienetas, žinai. Tik tai Ir viskas. kuo daugiau skaldukų, tai tame ir yra, žinai, kad tu statydamas normą turi prisimesti ten derlingumą sėklos, lauko pačio daigumą irgi turi prisimesti, jeigu ten, žinai, kad tas laukas O ką jisai daro, kai būna neišvalyt, neiškulta. Kurias šiukšlės paskaičiuos kaip sėkla. Kaip sėkla. Kurias šiukšlės paskaičiuos kaip Tai sėkla. dėl to užsidedi lauko daigumą, kokią nori, kad padidintų Tame ir esmė, procentą. tu jo užsidaigdi arba lauko daigumą, arba sėklos daigumą mažini, žinai, reiškia, tada vėl tu padidini sėklos normą, automatiškai mažinamas daigumą, ne? Tai va šitai žaidi, žinai. Ja, Aišku, jau stengti, žinai, tą sėklą turėtų kokybiškesnį. O turit kažkokius ar paskaičiavimus, ar kažką, kiek plius minus taip siejant, yra kažkokie vis tiek derliaus priedai ar kažkas? Ne, tai visur tai yra, labiausiai tai yra šito viso, sakykime, tikslumo, nu kaip sakyt, nauda viso šito, tai yra, kad neina vairuotojas pusę valandos, nekalibruoja, nelandžioja posėjauką. Vienas dalykas švarus, sėdi ir važiuoji, kitas dalykas yra, kad tu sutaupai sėklą, žinai, esmė, kad sutaupai sėklos, nepersitais kilogramai, žinai. Tai va čia, o ten derlius prieda dar kažkas, nu tai tokių nėra, skaičiam, sakykime, jeigu tu ten nebus kažkokio ten tono, žinai, dar kažką, sakykime, tai tiek, kad bus tik tikslumas, žinai, ir viskas. Ja, šiaip taip atrodo, jeigu dar kokias kelias veislės per dieną reiktų pasėti, tai jau užtrunka. Tu 2 valandas dienoje taip, prarandi. Žaisi, žinai, sversi, kalibruosi. Gerai, kai čia moka mečia ir aš staigiai 5 minutės, 10 ir sukalibruota, o žinai, kai vienas žmogus čia irgi dviesi, žinai, sveri vienas prasuko, kai jis padavė. Taip. O vienas jis ką, jis neskubėdamas, jis parūkinimas pusę valandos tikrai, tai kiekvienam to kalibravimą pramės, žinai. O čia pili ir važiuoja. Čia faktiškai dabar aš užpilčiau kitą sėklą, jisai vėl toliau sėtų. Mes tik skaičių įvedam, tu pasakai kiek milijonų, pervedėm skaičių, jis pravažiavo, kiek 20 metrų 200 sėklų padaviklį praėjo ir viskas. Ir jisai žino jau, ne? Jis vėl atstato ir važiuoja. O kas kiek laiko jisai, ar jis pastovi paskui žiūri sėklas? Ne, jis visą laiką skaičiuoja sėklas. Tai tas dozatorius gali vis pastovi greičiu suktis? Gali jo, jeigu ten įpylė, sakykim, tą patį veislę, bet sumaišė maišus. Vežimo, sakykim, arba aš sumaišė, jis vėl ir važiuos varys tos sėklos, kiek tu užstatys ir viskas. Nu tai ką, ačiū Vadelštatui už pademonstravimą. Tuos kelis hektarus pasisėti su rimta technika, kaip sakant. O staptelėjau pirmose jos rapsuose. Tai rapsai tokie. Reikia prasipjauti kugelį, pasižiūrėti, bet bus tikriausiai jau pastypęs. Važiuosim per paskutinėse jos rapsus. Dabar tik tai saugimo reguliatorių suduosim. Bei tuo pačiu Agrochema turi atvežus rapsydo. Tai pamaitinsim truputėlį su šituo. 1 litras šito ir 1 litras šito. Čia etiketė tik tais latviška tikriausiai, bet PK fosforos kalis, keistos trąšos. Šito irgi litrą, šito irgi litrą. Šitam yra Agrochemos elektroniniai parduotuviai suvedus kodą IGAGRO 15% nuolaidą, jeigu kas nors norit. Tai galit pasimėginti, pasibandyti ir pažiūrėsit, ar patiks. Pabandysim ant vieno lauko išsipurkšt, kartu maišysim augimo reguliatorių bei nuo pabairų. Tai čia pačios vėliausios sėjos, kurie dar tik tai apie 5-4 lapelius turi, po lietaus nėjo įvažiuoti, truputėlį norėjau anksčiau nusipurkšt, bet palijo čia taip neblogai, tai ir sėjas sutrukdė, ir viską čia sutrukdė, o dabar, ką varomės purkštuvą, prisipilnom vandens ir važiuosim išsipurkšt. Šias mikroelementinės trąšas ir chemiją. Dar reikia rapsą prasipjaut. Jezau, koks didelis. Šiemet tikrai anksti nereikėjo sėti. Nu, bet čia žinau, žmogau. Ar reikėjo, nereikėjo, bet... Numirė, ne? Ir tu numirė. Ot mažučiai, vargšiučiai. Oi. Šliužai. Susirandam peilį, eisim prasipjaut. Nu ką, turim boro truputėlį trūkumą, bet dar boro ir negavę. Dabar tik tais antrą kartą pabiros purkšim ir reikės užmest. Bet dar skaitykim, per nagą viskas tvarkoja, yra jau kylantis, jisai toksai matosi, bet dar tikrai ne tragedinis. Kaip tokiu laiku pasėtas, tai tikrai visai normaliai.
Šitam tik tais PK kažkodėl yra tokių kristalinių nuosėdų. Tai sakė, čia gamybos procesu, kaip su karbamidu, su kaso, čia pagrindu irgi daryta, ar su karbamidu, žodžiu, azotinė, iškrenta tas tie kristalai tokie, tai juos arba tirpdini, arba tiesiog išsipili ir tiek. Tai žiūrėsim. Susipilam dabar šitus. Kas čia? Azotas, kalcio oksidas, magnis, siera, boras, manganas, molibdenas, cinkas. Nu, realiai viskas, ko reikia rapso startui. O šitam tik tai fosforas, kalis. Nu, tai gerai. Užsipilsim šitų. O paskui boras su kitu produktu. Gerai, užsipylėm litrą rapsido ir litrą to PK. Susitrauksim ir eisim susimaišyti kitas APP visas priemonės. Gerai yra matavimo tasai, tai greitai atsimeravau. $20-50 kol kas palei vaizdą geriau atrodo negu Armanis. Gal anas kokybiškiau ir pasisėja. Geras klausimas. Garstyčių pribirė. Ridiko. Skatikė buvo. Seklavamžiuose ir išbėjo, kol susiskutom šitą lauką. Žodžiu. Apsėdingi. Gal šliužų buvo. Bet kad varščiau granulės kartu, tai nežinau. Įdomu. Nu, kaip matosi, nupurkšta. Lapai balti. Šiaip norėjau prieš, kai filmuoju, dabar yra pirmadienis, norėjau penktadienį purkštis, bet penktadienį labai lietus pradėjo lyt, labai neišėjo, tai gaila, kad tais dabar būtų penktadienį buvo geriau, bet nieko, taip jau yra. Purkštuvą tai užsimaišiau tai kai vaistininkas, likutis 25 litrai ir pabaigtas laukas. Idealiai. Tai viskas, dabar čia tokį turim agrochemos grinai bandymų lauką, kuriame yra dvi pasėtos veislės, tai Armanis su 20-50. Tai bandome svajų mikroelementinės trąšas. Tai pasižiūrėsim. Na, aišku, būtų įdomiausia pabandyti be jų, be nieko, bet pasižiūrėsim vien iš išvaizdos, kaip tie laukai atrodo, nes čia visiškai nuduota MPK yra po sėklą 50 kg. Jarinių ten 10, 26, 26, man atrodo, tokia formuluotė, jeigu neklystu. Bet fosforas kalis nėra lygintas šitos laukuose, nėra dar tyrimų, tai po rapsapjūtės reikės paimti tyrimus agrikono ir pažiūrėsim, kas čia. Tau dabar tiesiog bandysim mitybą per lapus pasižiūrėti. Žiūrėsim tos rezultatus ir ką tos veislės pačios parodys gero. Tai va, laukas nupurkštas dabar, toliau seks dar vienas augalų mityba, o dabar lėksim į kitus rapsus, kuriuose irgi reikia suduoti augimo reguliatorių. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose video. Nepamirškit užsiprenumeruoti kanalą, paspaust patinka ir parašyti kokį nors komentarą. Tai dar kartelį viso.